Ką, sveiki visi, tai šiandien yra biškai įdomesnė diena. Tai mes jau vakar buvom užkūrę mulčerį. Nu jau sutvarkėm, tipo, pabandėm. Visai neblogai. Čia dabar biškai paspirtuko varus, mes varom iki vieną lauką. Ir tėvuks dabar ten apvarys su mulčeriu. Ir galimai ten darysim dar aptvarą. Tai jo, tuo pačiu pamatysim, kaip mulčeris veikia. Lekam. Turim tokią žolę. Padarom pravažiavimą, nu čia kad žinai, aptarui būtų. Visi grumstai, akmenis, čia jam nieko, nes čia viduje yra metalai, žinai. Tai va iš tokios žolės paliek va tokį. Nu tipo. Įdomiai. A vėl kažką pagavo. Ai, čia tik langą užsidarė. Tai kabina biškį parputė. Nu bet šiaip, tipo, metukam aptvarų yra gerai. Dėdi čia per vidurį, jeigu vėjas nei iš tos pusės, nieko nedasiliečia. Vienam jau nebaisu nei jokio grumstai, žinai, nieko nesuvarysi. Ką galiu pasakyti, šiaip mulčeris veikia huijenai. Panašiai arčiau po miškų pravažiavo, susmulkina irgi neblogai. Ai, ten šaka dar buvo, šakos nebėra. Ten stabačiau važinėjai, antrą tą jau čia darysiu. O man čia reikės kada nors dabiškė, va pro tokį čia tą kelią pravažiuoti. Ir vėl gerai. Čia buvo jaučiu toks tarps, kad tiesiog ten kažkas, nu tiesiog žolė apsivel, jaučiu nespėja anas daryti ko reikia, nu tiesiog nespėja apsisukti per greit, žolė jau būna apsivėlus. Tai jaučiu čia dėl to, tokį garselį ir mėsą. Bet tai ką aš žinau šiaip. Geras aparatas, nieko nežinau. Nieko nesakau blogą. Kosmonautai tik. Ir kas turi stresas, gal smulkintuvus, kaip čia jais vadinas, kažkas tokia. Kas turit tokie, parašykit, kodėl iš čia taip kartais būna toks garsas. Tu papjauni ir iš niekur, toksai garselis. Tai parašykit, jeigu galit. Jeigu žinot, kad tai pasakius ir ką daryti, kad tokia garsai nebūtų. Ar tiesiog daugiau gazą duot ar ne. Nes dabar vėl buvo, va tenai kaip buvo. Pavažiavom į priekį, pažiūrėjau, nu vėl žolės tiesiog apsivėlusios. Įjungiam gazą, davėm ir vėl normaliai. Tipo, ką pastebėjau, ko mums dar reikės. Tai reiktų dėti tokį, va tokį angalį, tipo. Kad spjautų atgal, o ne į viršų. Nu, tipo, jis paspjauna atgal ir į viršų, bet kad tiesiog iš šono, atgal. Nes dabar, jeigu pravažiuoji prie pastatų ar dar kažkur, jeigu kokį akmenį pagautų, tai skaityk, amen, nu, tu gali langus išbarškinti, nes jis iš jėgos paėm ir šveičia į viršų, tai reikės kažką prigaminti. Reikia turėti omeny, kad reikės. Nu, bet tai jeigu dar dabar nereikia, tai vėliau reikės, žinai. Bet vis tiek jau būtų gerai pradėti jau kažką bandyti daryti. Tėvukui presas užkabintas, freza palikta. Varom šitiem razbainikom. Va
vandens. Tai tipo reikia čia pertimti. Aptars yra jam padarytas. Kas būtų gerai, ką aš padaryčiau, tai kad biškai pripilčiau tą bosą vandens. Pastačiau, bet nežinau. Jaučiu bandžiau pagal aną pastatyti. O, dabar radu taktiką, kaip geriausiai yra prisikabinti. Privažiuoji prie boso, atitaikai skylą ir tada nuleidi. Tada jis palaiko tą įtampą, tada tiesiog gali up. Dabar šitą reikia pakelti, ne per daug, nes tai bosas virs vėl. Šitaip. Čia kas buvo, kaip taip suprasti. Čiūju, iš karto paėmam dar ir šitą. Dar ant viršaus galėsim tą bandyti uždėti. Opa. Važiuojam, paimsim tą. Aha, tai kas čia dabar? Kaip šitą supras bairę? Būk, и не будь. Понимаю? Понимаю. Kaitas. Iš karto negerai, žinai, kai kaitas degint. Oi, čia tave biškį tavo aukštai reikės iškelti. Tada tave patraukiam į taba. Bandom. O gal tiesiog tave tai bandom. Nu, pasilaikysi. Nenukrisi. Pusė geras. Tada čia kol kas pabūk. Kažkas tokia. Gerą pusę. Bus gerai ir čia, žodžiu. Toli nereikės. Ne, bet vis tiek negerai, reikia toliau pavažiuoti. Sudurins. Iškuojam, nusidaužiau ką tik. Nieko gerai. Tas taip. Tas šitaip. Šitą čia. Nu. Trauks. Ko, jį šitaip žemai? Ai, nesigriovė įvariau. Į
provėžą ar į griovę, kaip tu nori, taip sakyk. Pastraukit biškį. Na, Katio. Čipškina. Taip, čia. Dar negerai. Nu, pervis. Pastrauk. Į pilną jūs man nieko nesakot. Dabar tik išvažiuoti reikia. Per daug biškai priverštas sankaba yra. Nes sakiau, net į mažų tokį kalniuką įvažiuoti. Čia reik lėčiau važiuoti. Čia mat kažkas daryta. Įdomu ar spėsiu, jeigu iššaučiau šitokią. Pirmą kartą važiuotų. Būčiau spėjęs. Bet tava jau viskas. Nu ką, все kol kas. Zdarova šaika, praėjo apie 3 dienas, 2, lekam rūlių vežti. Jau vakar vieną reisą padariau su Kupsiku, 10 rūlių parvežėm, tai bairis ne bairis užlinka. Dabar reikia skirti sankabą. Sankabą nulūžo. Nu, matau tikrai, kad nulūžo. Tai žodžiu, jau reikia skirti. Rytoj nurodo lietų orai. Tai bus matyti, kaip čia gausis. O taip tai viską jau beveik prisidaręs. Magiškės dar nepasijungiau. Gaudom vėjelių, žodžiu. Nes šiaip vėjelis irgi dar karštas. Kaip šiandien tas temperatūras rodo, nerodom. Tai patikrinsim. 2,5. Jau. Nieko, išgyvensim. Nu, varom, apžiūrėsim. Lauda tada. Įmėskim. Šitą ir šitą. Šitą nereikia. Opa. Einam, apžiūrėsim. Kaip rūlį atrodo. Iš pirmą buvau 10 suvežęs. Prisiminkim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 kraus, ten 30, į taba dačiai yra daug nupjauta, bet nesuvežta. Nu, dar net svalgas nepadaryti ir nesupresuota. Kame problema? Nesakau sankaba. Grįžęs gal dar net parodys, jeigu dar išeis. Tai va tame šitam problema yra, tai gal dar spėsiu ir pafilmuoti, bet šiaip šiandien rūlius vežom. Vakar vežiau su Kupsiku, nes bėlkė nebuvo. 6 pakrovėm rūlius, nuvežėm viskas normaliai, ką aš žinau, tada vežu karvėm vandenį, įmušu bėgį atbuolinį,
Bandau pavažiuoti. Tuš! Nevažiuoju. Nu gerai, sankabam. Reiškia, per daug priveržiu. Einu atveršti. Žiūriu, nu tai kad ta sankaba kažkaip per daug lengvai, nu ten man jūt. Pažiūrim, nulūžė. Va šičia bus dabar nuotrauka. Tai jo, toksai bairis. Žodžiu, yra kaip yra, tiesiog vežam rūlius tada. Ką, bandom dėtis rūlį. Čia galimai bus jau paskutinis. Tai 14 rulonų šičia. Ir tada dar vieną tevuks veš. Opa. Keturiolika. Tavo dar tevuks vieną paims, arba gal net 2. Tai bus vieno reiso 15. Tai tuos nuvežam ir tada dar jau čia grįšim čia, kad surinkt. Taip, čia tik bus tiek rūlių palikę? Ar daugiau dar biškį daugiau čia yra? Nu vėl nežino, reikia pasižiūrėti. Bet jeigu čia dėl tiek, tai čia biškį tada abydno. Ai ne, vis tiek paimsim tada tuos, nes varytumėm iš tenai imti. Galimai. Tai pažįsim, gal per šiandien dieną dar visus rūlius suvešim. Ir vis tiek nedaug yra tai. Bus kaip bus. Labai jau nulekė. Žiūrim. Stebim. Na. Opa. Tada paim lapkės paims, pradarė. Tavo šitą turėtų paimti. Va. Taba hopt. Suspaus. Pakels taba. Ir išvažiuoj. Tai ką, taba jau čiuliekam namo? Va, mes ant viršaus. Laukiam, kol parvarys. Tai žodžiu, dar dėja čia vieno rūlį. Ir taba dės kažkur ant priekio, kiek aš suprantu. Taba sugalvau, įlipsiu ant pačio aukščiausią, jeigu juobinsiu, tai nusijuobinsiu iki užsimušimo. Ką neskaudėtų. Va, kaip pasakiau, kaip maniau, 2 rūlius iškartams. Tai ką? Aš tai turiu spėjimą, kad aš tą rūlį pamesiu. Jeigu tą pamesiu, tai kris yra patinis. Nes jie tai biškai ant šono. Ant krantą jie stovi. Nu toj pala. Nulipsiu, parodysiu. Ja, vala taip, skaityk. Ir tas dar biškai taip nemažai išsilindęs. Ir tas dar yra pakrypęs į tą pusę. Ir taip palyginus. Tai dabar kamera yra tiesiai. Kirpimas yra. Tai aš manau, kad aš tuos 2 rūlius pamesiu, arba bent tą pamesiu ant šitą. Tai tas, bet tai kaip man to ten išvažiuoti reikia? Nes čia yra šio... Kur tos čia atsirado? Nu, ne mano. Tai žodžiu, žinau tiek, kad čia yra grioviuks. O mes su grioviais nelabai draugaujam. Nes dažniausiai baigęs negerai. Ir iš patirties ir... Visai gražiai čia. Dubiliukų. Lygtais. Nu čia šiaip jau toks yra. Krans čia taip aukščiau. Čia žemiau. Ir priekaba važiuos per šičia. Čia toks graviuks yra. Tas tai tas, bet tai kai tu čia išvažiuoji, tai nieko nema... O, jop, tararai. Tavo pakreipims gerai matos. Ir tas bairis, kad aš tada nieko nematau. Kas atvara iš tos pusės. Nu, aš jau stot negalėsiu. Jungsiu iš karto 4. Bandysiu kiek įmanoma čia daugiau. Stengtis medžio nenunešti su šitą jėgainę. Bet svarbu, kad neapsiverstų rūlis. Nenukristų, kitaip pasakius. Na. Rūlis jau artėja.
Aš jį pamėsiu. Patį pirmą, jis man kris čia ant sparno. Ir ant langą. Užsidarom langą. Aš jau matau, kad čia baigsis blogai. Nu ką, bus kontentą užtat. Eik tu nafik, pamečiau darulius. Fuck. 2 pamečiau. Aha, taip ir galvojau, 2 pamėsiu. Gerai, svarbu, kad prie chatos. Jie taip jau važiavau, kad būtų kuo mažesnis šlaits. Vis dėlto buvo. Klemba. Iškravinėjom, liko 8. Atrodo taip. Tai aišku, reikės patraukti. Tai nieko, kažkaip patrauksim kažkaip. Šitą pakraus, padarom pauzę, einam užvalgyti. Ir galbūt dar per šiandien vis rulonų pabandysim suvežti. Žodžiu, update'as. Mes jau išvarėm. Čia, kad automatiškai flešas pasijungė. Tai, žodžiu, varom. Nežinau kur. Galvo, eisim į miškinę. Tu, žinai, šienai neparsivežti. Supratau, kad ne. Tai realiai važiuoju tiesiog paskui. Kur aš nežinau. Jėbai, kur tu darė rūlius? Kas tau svalkės darė? Jop tararai. Aš nesuprantu. Nu, karočią, kai nuvarysim, suprasim. Pradėjom kraut. Čia kur tas akmuo? Čia ta chata, kur akmuo tas buvo. Čia per pirmą kartą mikrofonus dėjus. Nu, aš nežinau, nu, tipo, jis matys, kažkiek jis nematys. Tai realiai blogai, nes tavo mat, lempų nėra. Čia net vapščiau nebuvo planuota tavo važiuoti. Jeigu man sako, net nebandot grįžti. Valgyti negausit, kol nepadarysit. Kol nesuvešit. Nes rytoj pranašauja lietų. Tai tipo, kiek tilps sakė, tiek paėmam, kiek ne, tai atiduosim tėvo draugeliui. Šiaip supratau, ana šis valkės darė. Greičiau viskas būtų. Važiavau padangą kaip ir normaliai, tai nežinau, kodėl aš jį atsipardau, dėl to, kad tempta viena padanga biški tokia gudesnė. Galbūt. Žodžiu, kraunamas ir vešim. Kraunam. Tegu kaip biški negerai, jis nelabai ką mato. Galėtų bent tie apatiniai veikti. Apatinės lempos. Nu, bet jau žinom, prie ko reikia lįsti. Nes naktinėt jau pradėsim labai dažnai. O, malūnas sukas, labai elektros, labai gerai. Tai jau pradėsim jau dažnai taip naktinėti. Tai jau reikia lempų, būtinai. Tai jau turim 8. Nežinau, jau dėsiu šiaip. Bus matyti. Man reikia nupiškti taip saliarką biškai jau pavaidavim. Turėčiau dar už tai grįžti. Tikiuosi. Tai va, taba tėvuks nuvarys, paims iš kaimyno durulius, nes taba vilktis visą tokį galą iki ten. Nu, kiek beveik tas paslauks, tai jiems tiesiog pasims tos durulius. Kas čia tokia dėra. Pasims tos durulius, atveš vieną man, vieną savo ir važiuosim namo. Nu, mielas draugė, o, žodžiu, nieka turiu antrą ragelę. Specialiai kažką pasiėmiau. Tai va, gerai tada. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskite laiką, prenumeruokite kanalą ir susitiksim kitame video. Davai!